Aš čia taip pasistačiau savo telefoną, kad aš dabar tiesiog tikiuosi, kad jisai neišsitaškys per šitą video, nes jisai yra padėtas ant pastolio, ant jo padėta lipni juosta ir tada ant viršaus mano telefonas. Žodžiu, tikėkime, kad nebus į minusą. Nežinau, nuo ko pradėti, nes jau turim garso izoliaciją su kaimynu, turim čia normalias lubas, turim 2 kambarius antrame aukšte. Viską tą parodysiu. Bet gal pradėkim nuo ten, kur pabaigėm. Galbūt pradėsim nuo viso dizaino. Šiaip šiek tiek noriu papasakoti, ką daro interjero dizaineriai. Man yra tekę susidurti, tai aš visiškai neįsivaizdavau, kiek daug jie daro nuo pačio viso interjero. Tai aš įdėsiu čia 2 nuotraukas, kurias mums atsiuntė ir liepė rinktis. Pirmos nuotraukos sofos vieta, antros nuotraukos vonios kambarys, pirmos nuotraukos televizoriaus vieta ir panašiai. Ir va taip rinkomės iš 2 šitų planelių. Netgi gal įkelsiu, jeigu Paulius ras laišką, ką mes ir kaip pasirinkom. Ir tada jau sekė vizualizacijos. Vizualizacijų dar jums irgi čia nerodžiau, nors šiek tiek dalinausi Instagrame. Aš šiaip siunčiau labai daug pavyzdžių iš Pinteresto, kuriuose buvo labai daug to marmuro. Bet aš tik po to jau supratau, kad aš to marmuro nenoriu. Man gražu pasižiūrėti, man jis yra tikrai labai gražu, viskas su juo yra gerai, bet savo namuose aš jo nenoriu. Kadangi buvo vizualizacijose pavyzdžių su marmuru, tai mums atsiuntė vizualizacijas, kurias dabar čia irgi kažkur išsvaidysiu, sudėsiu, kad galėtumėt pasižiūrėti. Tai čia buvo tos pirminės vizualizacijos. Prašom, kad nenori marmuro, kad gal galim jį kažko pakeisti. Atsiuntė sekančias vizualizacijas, irgi sudėsiu viską jau, kaip turėtų viskas būti. Šalino marmurą, jo visiškai nebebus. Ar ką keitėm, ko neturim vizualizacijose, tai įdėsiu irgi čia kažkur vonios nuotrauką. Vonioje buvo padarytos tokios mažos plytelės, bet aš visoj toj eigoj supratau, kad aš jų nenoriu ir aš visada labai norėjau to tokio vientiso vonios kambario, viso vienodo, tiesiog nežinau, iš vienų ir tų pačių plytelių. Čia įdėsiu kažkur plyteles, jeigu kažkam įdomu, irgi kurias jau užsisakėm. Tai dabar ką daro interjero dizaineriai, bent jau mums, renka viską, ką reikia užsakinėti. Aš visada galvau, kad aš norėsiu pati važinėti po parduotuvės, pati viską rinktis, žiūrėti plyteles ir spalvas ir panašiai, bet aš tiesiog neturiu tam laiko. Gal, nežinau, Instagram'e atrodo, kad aš nieko neveikiu, bet aš šiaip einu į darbą nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo ryto iki vakaro aš dirbu. Aš net neturėčiau kada važinėti ir ieškoti tų visų plytelių. Ir aš supratau, kad man tas net nėra gal taip įdomu, kaip aš įsivaizdavau, kai nebuvo dar tų namų. Ką daro interjero dizaineriai, mums tiesiog atsiunčia pasirinkti, taip pat buvo ir su plytelėm, padarė vizualizacijas. Atsiuntė mums ten gal 7 pavyzdžius plytelių ir mes tiesiog pasirinkom tas, kurios mums labiausiai patinka. Vienintelis dalykas kol kas, kurį važiavom rinktis, tai buvo kilimai, tik tai tam, kad pasirinktumėm aukštį. Kaip norim, kad būtų jaukiau, aukštesnė ar žemesnė. Kol kas čia yra vienintelis dalykas, kurį mes važiavom patys rinktis. Tai, pavyzdžiui, atsiunčia Santechnikos 4 variantus su skirtingom kainom, skirtingom šiek tiek išvaizdom, bet vis tiek, tiesiog kaip atrodo vizualizacijose. Ir mes tada jau turėjom eiti ir rinktis, kas mums tinka. Nustebau, kad, pavyzdžiui, yra tualeto nuleidimo mygtukas už 550 €. Tai čia buvo vienintelis dalykas, kur parašė no, 500 € už tuliko mygtuką. Ir tualeto pirmo aukšto, kuris net nėra pagrindinis, mygtukas už 500 €. Galėsiu čia net įkelt, kaip atrodo mygtukas, nes su draugais, kai susirašiau, tai net negalėjau patikėti, kad mygtukas gali tiek kainuoti. Aš irgi. Mes, kai rinkomės interjero dizainerius ir kai mums siuntė kainoraščius, tai aš kaip suprantu, tu gali pasirinkti, kad tau padarytų tik vizualizacijas, kad tau išrinktų viską. Mūsų, man atrodo, yra tas jų ten toks išplėstinis planas, kur viską mums jos daro, kas, man sakau, yra labai gerai ir labai patogu ir labai patinka. Mūsų interjero dizaineris yra Flamingo interjeras, paliksiu čia jų irgi vėl Instagramą. Sakau, man labai patinka, kad viską išrenka, viską padeda, pataria, rašo. Jos, atrodo, žinokit, labiau yra suinteresuotas į mūsų namų pabaigimą negu mes patys. Nes Paulius šiek tiek ten ir laiškus vėluoja atsakyti, ir skubina ir greičiau, čia šitą būtinai užsakyti. Žinau, parašėm, kad mygtuko nenorim tokio brangaus. Iš karto mums atsiuntė kitokį, pigesnį, kuris irgi labai gerai atrodo. Dar kas iš vizualizacijų irgi šiek tiek keitėsi, aš kažkodėl netkreipiau tai dėmesio. Bet įkelsiu čia pirmo aukšto, tiksliau, tualeto ir virtuvės ir yra auksinės detalės. Tai tų auksinių detalių aš nenorėjau, aš nežinau, kodėl aš nepamačiau, nepasakiau to iš anksčiau dizaineriam. Šitas keitėsi, tai tiesiog išsirinkom naują tą mygtuką, kad jis nebūtų auksinis. Kranai.
nebus auksiniai. Šiaip labai gera matyti, kad butas yra šviesus, gauna saulės, nes dabar mes gyvenam bute, kuris yra į šiaurinę pusę, tai yra labai tamsu, kas tiesiog kelia depresiją, tai labai džiaugiuosi, kad čia yra saulytas. Dar šiek tiek apie neplanuotas išlaidas. Šitos lubos, jos pasirodo buvo atsilupinėjusios, atšakinėjusios, nuėjusios puslėms. Irgi reikėjo keisti, ko šiaip neplanavom. Jas visiškai ištaškė, išardė, čia gal kelsiu kažkur video, kaip atrodė prieš porą dienų. Ir viskas padarė naujai. Tada parodysiu šitas, tarp kitko, vamzdis. Jisai padarytas buvo kaip ant tokio, padarytas jisai kaip su tokiu suoliuku. Čia irgi gal kelsiu kažkur nuotrauką, jeigu rasiu. Tai jį reikia įžeminti, nes tai tiesiog netrodo gražiai ir nepatogiai. Tai jį įžemins, kas irgi nebuvo planuota. Ir vonios kambarys pasirodo neturi visiškai jokios ventiliacijos. Todėl vonioj buvo pelėsio, kur dušo apačia, tai buvo tiesiog supelėjusi. Nežinau, kaip darysiu ventiliaciją, kaip ją įvedinės, bet jinai bus, tam, kad tiesiog vedintųsi ir nepelytų namai. Ir dabar tada parodysiu čia viską, kas kaip. Dar toks random faktas, turim šiaip labai fainą namo pirmininką, kuris gyveno už sienos ir kuris pats su mumis susiskambino, paprašė susitikti, atsinešė tokią storę knygą, papasakoja apie parkingus, apie viską, čia kas kaip žodžiu aplinkui, kiemuose, viską, ką turėtumėm žinoti. Ir pasirodo, čia yra labai plonos sienos, ko buvo galima tikėtis. Šitą sieną storino, netgi jisai paprašė žmonos, kad paleistų garsiai muziką ir tikrai atrodo, kad kitam kambarį groja muzika, o ne kitam bute. Pastorinom šitą sieną, kad ir mes kaimynų negirdėtumėm ir kaimynai mūsų negirdėtų. Šitos sienos storis su kaimynais buvo patoks, per tiesiog mano mergaitiškas sprendimas. Kaip jau ir minėjau, turim čia sieną, nežinau, su garso izoliacija turbūt, ar šiaip pastorinta, kažkas tokio. Čia turime lubas, jau sutvarkytas, tik dar, nežinau, čia dažysis, kažkas darysis. Turime bėgelį, apšvietimui jau irgi įdėta. Ir čia yra tas vamzdis, kurį reikia nuleisti į apačią. Čia tualetas vis dar visas išgriautas. Čia tarp kitko buvo skylė, kuri matėsi iš drabužinės tiesiog tiesiai į tualetą. Irgi ją užtaisė. Čia yra tiesiog laidų sandėliukas. Aš nežinau, žinokit, kur eis šitie laidai, bet mums čia viską suvedė. Čia į antrą aukštą visus internetus, viską, žodžiu. Čia yra sala, kur yra tiesiog labai sunkiai ir mano tėvai jos negalėjo išsivežti, nes mūsų visa virtuvinė, visa buitinė technika, čia kur buvo valgomojo stalas, viską išsivežė tėvai. Tiesiog darysis garaže virtuvę. Labai faina, kad butas yra šviesus, kad butas gauna saulės. Man ta saulė, tai žinokit, pats geriausias turbūt dalykas namuose. Ir čia yra jau 2 kambariai. Tarp kitko keisis, žinoma, ir grindis, ir laiptai. Bet laiptai išliks viskas kaip yra, tiesiog keisis jų spalva. Mano drabužinę galvau, kad jos nieks neišrinkinės ir nieko su ją nedarysim, bet joje nebuvo apšvietimo. Jie visą tvarko, visą daro ir šiaip džiaugiuosi, nes galėsiu rinktis naują, nežinau, drabužinę sistemą, kuri bus daug patogesnė negu kur buvo prieš tai. Yra Pauliaus darbo kambarys, kuris galvojom, kad bus daug mažesnis, bet šiaip, čia labai daug vietos. Tai čia dėsis Pauliaus stalas. Čia bus spinta susidėti kažkokiem daiktam. Ir čia jau tada dėsis tie visi stiklai. Tada čia turim įėjimą į miegamąjį. Ir miegamasis irgi visiškai normalaus dydžio. Kažkaip aš galvojau, kai šitą erdvę pasidalins, kad bus, tokios 2, nežinau, kamburkės. Bet šiaip daug čia tas vietas. Dar vienas toks šiek tiek loftų minusas, kurį mes žinojom, bet tiesiog jums noriu pasakyti. Visas šitas loftas turi vieną radiatorių pirmame aukšte prie lango. Ir kadangi mes čia dėsim stiklus, tai antras aukštas gaunasi nešildomas. Tiesiog nėra jokio šildymo. Antrame aukšte dėsis gyvatukai. Vienas dėsis ten, tiesiog tik įėjus prie durų miegamajam. Ir įdėsiu čia, kaip atrodo tas gyvatukas, tai tiek, kad bus mūsų spalvos ir bus su veidrodžiu, tai žinokit, tokių yra gyvatukų. Aš jums dar čia įdėsiu porą pavyzdžių, kuriuos mums siuntė. Tai tiesiog radiatorių tu gali pasidaryti kaip namų interjero detalę. Ir irgi dėsis pas Paulių, bet pas Paulių jau dėsis paprastesnis,
nes Pauliui negali būti veidrodžių, kadangi jisai filmuojasi, tai jam tiesiog čia už nugaros būtų buvęs veidrodis, tai pas jį bus tiesiog paprastas visiškai irgi įdėsiu nuotrauką. Čia irgi toks gal kažkam lofto minusas, nes turi savo sienas, nežinau, tais radiatoriais irgi vatukais apdėlioti. Vonios kambarys, kol kas nieko čia nepadaryta. Nu, išardytas jisai čia gal nežinau, kokios sienos sutvarkytos ar kažkas, bet kol kas atrodo šitaip. Man šiaip atrodo, kad čia labai greitai juda tie darbai. Mes buvom su Pauliu atėję prieš kelias dienas ir aš galėsiu gal šiek tiek įkelti video, kaip atrodė tuo metu, nebuvo, o gal šitą sieną ir buvo, tik mes nematėm. Bet, žodžiu, buvom atėję naktį, tai čia nieko beveik nematėm, atrodė, kad darbai nejuda ir dabar pats Paulius irgi jau visas užsihaipinęs jau, oi čia kaip juda, kaip viską. Nežinau, kada kraustysime. Jėtų šiaip nuo pradžios turėjo 4 mėnesius padaryti, bet kadangi atsirado tų tokių nenumatytų darbų kaip to vamzdžio žeminimas, lubų tvarkymas, vonioje ventiliacijos padarimas ir kad ten to pelėsio nebūtų, gal šiek tiek ir išsitęs, bet aš labai noriu tikėti, kad mes birželio mėnesį jau galėsim kraustytis, bet žinant remontus. Tai pažiūrėsim. Toks šiandien video. Nežinau, užduokit klausimų, jeigu kažkas įdomu komentaruose, jeigu bus klausimų, kur galėčiau padaryti atskirą, pavyzdžiui, klausimų atsakymų video. Darysiu dar vieną šiek tiek greičiau, nes dabar, nu, atrodo, nėra ką rodyti, nes čia tiesiog kaip statybos, taip statybos. Nebuvau vizualizacijų dar parodžius, tik tai Instagram'e šiek tiek. Ir viskas. Iki kito video. Jau išeidinėjau, bet žinok, taip džiaugiuosi. Nesinori išeiti. Gražu bus labai. Esim.